Kaip užkurti ugnį? Su vata ir pelenais. Tai pirmas žingsnis yra išsivinioti savo vatą. Mums reikia pasidaryti tokią mažą vatos paklodę. Dabar į šitą paklodę įsipilam šiek tiek pelenų, apie pusę arbatinio šaukštelio. Ir pelenus suviniojam į savo padarytą vatos paklodę. Kai va turime tokį mažą cilindriuką, mums jį reikia suspausti. Kaip tai darom? Jį padedame ant vienos lentos ir su kita lenta jį smarkiai suviniojam. Šitas metodas buvo išrastas Antro pasaulinio karo metais karo belaisvių stovykloje. Jisai buvo naudojamas užkurti cigaretes. Šitas metodas yra pagrįstas trintimi. Trintis tarp pelenų dalelių sukuria šilumą. Ir ta šiluma užkuria vatą. Kai užuodžiate degančią vatą, laikas baigti trinti. Tai dabar mūsų vatelė dega iš vidaus į išorę. Ir kai vatelės išorė pajuoduos, galima visą mūsų cigarą perlaužti. Taip mes pasigaminome raudoną karštą žariją. Šitą žariją galima įdėti į prakuras ir lengvai pūsti ir tai bandyti užkurti ugnį. Mūsų prakaras užsidegė. Jeigu reikėtų prisidegti cigaretę, pavyktų, arba jeigu reikėtų užkurti laužą gamtoj, irgi pavyktų. Ugnis be degtuko.